Nes mums įdomu, kaip ten Pauliui 17 skyriuje sekasi tuose Atėnuose Areopage. Ir tai yra 17 skyrius Apaštalų darbų 32 eilutė iki 18 skyriaus 11 eilutės. Tai šiandien mes susipažinsime nuo Apaštalų darbų 17 skyriaus 32 iki 18 skyriaus 11 eilutės. Ir klausomės šios dienos teksto. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Tarp jų Dionizijas, Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą vardu Akvilas su žmona Priskilė, nesenai atsikėlusius iš Italijos. Mat Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų ir kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis. Jie vertėsi palapinių audimu. Kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas žydus ir graikus. Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotėjui, Paulius atsidėjo vien tik žodžių tarnystei, liudydamas žydams, kad Jėzus yra Mesijams. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir piktžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė: jūsų kraujas tekrinta ant jūsų galvų. Aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis. Ir pasitraukęs iš ten persikėlė į vieno dievo baimingo vyro vardu Titas Justas namus buvusius šalia sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį. Ir daugelis korintiečių, klausydamėsi Pauliaus, priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Vieną naktį viešpats regėjime prabilo Pauliui: nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tai kokia greita yra geografija Pauliaus, ką tik tai buvo Atėnuose ir jau šiandien persikėlė į Korintą. Ir mes matysime, kad tas persikėlimas yra labai reikšmingas ir svarbus, nes atėniečiams laiško taip ir neparašė jokio, o korintiečiams net yra 2 laiškai parašyti. Tai Pauliaus, o paskui Klemenso, kelintas čia popiežius, antrojo gal popiežiaus, irgi laiškas korintiečiams. Taip, kad Korinto bendruomenė arba Korinto krikščionys bus labai svarbus ankstyvosios bažnyčios vystymesi ir gyvenime. O dabar grįžtame prie to, kas vyksta Areopage. Paulius, mes žinome, kas Areopagas, yra ta kalva, tenai ant jos susirinkusi miesto taryba, aukščiausi asmenys, ir Paulius pristatinėja jiems, jau ką jis pristatinėja, mes aiškinomės, bet galiausiai jis kalba apie Jėzų. Ir 31 eilutė: nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Taip kalbam apie Jėzų. Tik vienas yra, reiškiasi, prisikėlęs iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Graikai netikėjo mirusiųjų, ypač kūnų prisikėlimu. Nebent sielos nemirtingumu, kai nekurie tikėjo, kad siela nemirtinga, bet tai nebuvo visuotinis toks įsitikinimas. Tam tikri filosofai, mąstytojai taip sakė. Ir tos nemirtingos sielos gyvena, kaip jūs manot, kur? Danguje, kokiu pavidalu?
žvaigždžių. Taip tikėjo graikai. Ir todėl mes tokio tikėjimo pagoniško sutinkam ir šiais laikais. Dabar žvaigždelę aš jums spindėsiu. Dabar reiškiasi iš žvaigždžių, reiškiasi pasaulį ten nueisiu. Dabar tavo mamytė ten, tavo tėvelis ten, vat vienu žodžiu, tokios poezijos, lyrikos šiek tiek yra ir mūsų laikais, kada mes manom, kad mirusieji ten yra tam tikam žvaigždžių gyvenime yra patekę. Tai čia labai atsargiai, nes tai nėra krikščioniško tikėjimo dalis. Tai gali būti poezijos dalis, aš nieko nesakau, gražiai skamba, bet netikėjimo. O šiaip teigia, kad po mirties nieko nėra. Dar kitaip galėjo sakyti, amžinas miegas. Taigi, buvo netgi mėginama ta mirtis tokia, kadangi su ja viskas pasibaigė ir nieko daugiau nėra, tai tą mirtį buvo bandoma kažkaip tai tą mirties faktą netgi taip sukarikatūrinti, taip tarsi pajuokti. Ir ant paminklų buvo rašomos raidės. Labai įdomus dalykas, aš nežinojau šito. N, F, N, S, N, C. N, F, N, S, N, C. Kas lotiniškai reiškia non fui, non sum, non curo. Arba ceredė, curo. Išvertus, nebuvau, nesu ir man nerūpi. Ja. Ir nesirūpinu, reiškiasi, kas bus ateityje. Tai toks visiškas gyvenimo nihilizmas, kada kas buvo, nebuvau, čia tik miražas, čia visa kita. Kas esu, aš nesu, manęs nėra. Ir kas bus, man nerūpi. Tai čia ant keletas paminklų ir šiandien galim užrašyti, ne? Jeigu tik žmonės žinotų, kad jie gali tokius dalykus užrašyti. Vienu žodžiu, lietuviškai dzin balalaika. O taip pareiškisi. Man šitas gyvenimo mirties faktas yra dzin balalaika. Reiškiasi. Ir kai žmogus prisiema tokią laikyseną, tokią pasaulėžiūrą, tokią pasaulėjutą, tai ar toks tikėjimas, ar anoks tikėjimas, ar tokia žinia, ar kitokia žinia, jinai nieko negroja, nes tu turi tokią laikyseną ir tokiu mąstymu arba suabejoti pati, arba kažkaip tai pradėti galvoti, o kas jeigu yra kitaip. Tai kol tu tokios galimybės, kad gali būti kažkas kitaip, neprileidi, tai tada non fui, non sum, non curo. Patys tiksliausi žodžiai. Ir tada reiškiasi, kam rūpi, tas ir rūpinkitės. Bet keista, kad tokia nihilistinė laikysena, tokia gyvenimo reiškiasi, tokia ateities ar dabarties niekinimo, jos šiek tiek daugėja. Aš sakyčiau, kad daugėja. O kodėl? Čia kiti dalykai. Filosofai, mes sakėm tie, kurie ten sofistai, stoikai ir epikūrininkai ir kiti, mokino mirimo meno. Kai mąstai, supranti, kad tai neišvengiamas, tai kai nekurie mokindavo tuos, kurie norėjo kažką išmokti, o mirimo menas reiškiasi priimti mirtį. Kaip reikia priimti mirtį, kaip su ją reikia susitaikyti, kaip ją reikia žiūrėti ir taip toliau. Bet kitiems areopago nariams, ir tada sakom, tie, kurie laikėsi tokios laikysenos, non fui, non sum, non curo, tai kai Paulius pasakė apie prisikėlimą, jie ėmė tyčiotis. Jų mąstyme, tai žinai, yra taip, kaip dabar yra, ir nieko čia gero nebus. O kitiems, kuriems vis dėlto tas mirimo menas įdomus ir šiaip, o kas jeigu? O tai kaip toliau? Ir vienas yra klausimas, kaip toliau su manimi, o kitas klausimas, kaip toliau su tais, kuriuos
aš myliu, mylėjau ir kurie dabar yra mirę. Bet kaip toliau? Tai kad dėl manęs, tai mes kitą kartą galime būti tokie, čia žinai, čia aš būsiu, nebūsiu. Bet kol aš esu, kur yra tie, kuriuos aš myliu? Kai jų čia nebėra šitoj žemė. Ir tada galimai, vėlgi, koks galėtų būti atsakymas. Taigi jie sakė, apie tai pasiklausysim kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Ir štai žiūrėkite, nors tarsi tokių patyčių buvo tokio atsako į Pauliaus tą kalbą, kiti sakė, mums įdomu, bet pasiklausysim kitą kartą, bet nėra, kad nusprendė Pauliui neleis kalbėti, neleis mokyti, jis pažeidė kokį Atėnų įstatymą ir taip toliau. Čia reikia šitą irgi nustatyti, kad Pauliaus kalbėjimas Atėnuose nekėlė to meto Atėnų vadovybei, netrodė niekaip grėsmingas. Ir matote, jis papuolė į tokią pluralistinę, daugeriopai mąstančią visuomenę, kuri nieko neužaštrino. Tu išsakei savo nuomonę, vieniem patiko, kitiem nepatiko, čia pašnekėsim, čia nepašnekėsim, reiškisi. Ir štai Atėnams didžiulis pliusas. Paulius nesusilaukė jokio persekiojimo Atėnuose. Jokio tokio labai akivaizdaus priešiškumo. Ir kadangi nesusilaukė labai aiškios opozicijos, paaiškėjo, kad nelabai kam ir rūpėjo jo pozicija. Ir kadangi nebuvo daug tokių, kur, žinote, visi keliai veda į Romą, čia tokia Indija, žinai, čia viskas eina, čia viskas galima, čia visiems vietos užteks, čia visiems požiūriam, visą kitą, visom bažnyčiom, visom filosofijom, Atėnai buvo tokie, 73 000 dievybių. Tai kad čia dar vieną pridės, tai žinai, nieko nelėmė ir taip toliau. Supraskit, kaip yra per didelė tokia mąstymų arba galimybių įvairovė, tai tada nieks irgi nieko iki doro nebepasirenka. Aš kaip kitą kartą nueini prie sviesto skyriaus ir nebežinai, ko tu ten nori, žiūri į kainą, tada kokią akciją, kokią kas nors, nes man ten labai reikia išmanyti, kad suprastum, koks ten didelis skirtumas, ar ten gamintojų, ar kas nors kita. Taip, bet žiūrėkite, vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą, tarp jų Dionizijas, Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Ne iš karto po to pakalbėjimo priėmė kai nekurie, bet todėl, kad Pauliui buvo laisvai leista ir toliau kalbėti. Ir tame kalbėjime, kažkokių vaisių buvo. Ir ne šiaip kokių vaisių, išsiaiškinsim, kad tie vaisiai buvo nemaži, bet ne tokie, prie kokių Paulius yra įpratęs. Ką aš noriu, kad mes išgirstumėm, kad misijiniam darbe, šitam pirminiam misijiniam darbe, kuo didesnė opozicija, tuo aiškesnė yra savotiškai, ar tai sėkmė, ar tai reiškiasi, kai yra vėjas prieš, tai tada tu tik žinai, kodėl tu eini į tą pusę, bet kai to priešiško vėjo nėra, tai tada tavo, ta pozicija gali atrodyti tokia nepakankamai rimta. Paulius paliktas ramybėje, nėra jokios grėsmės jo veikloje Atėnuose. Kai kurie vyrai, žydai ir graikai, priėmė tikėjimą. Ką reiškia priėmė tikėjimą? Priėmė tikėjimą. Kokį tikėjimą? Iš tiesų priėmė tikėjimą, kuris skelbė žinią, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra gelbėtojas, kad jis atleidžia nuodėmes ir jis dovanoja amžinai gyvenimą. Čia kas yra mūsų krikščioniškas tikėjimas. Jėzus yra viešpats, gelbėtojas, Jėzus atleidžia nuodėmes, tą gali tik Dievas, ir Jėzus dovanoja amžinai gyvenimą, kur iki tol jokių garantijų amžinojo gyvenimo ar pažadų nebuvo rasta. Vienu žodžiu, nebent kažkokia reinkarnacija, ar ten kokie nors kitokie dalykai, arba žvaigždėse reiškiasi ten tupėti. Ir tie, kurie priėmė šitą žinią, o kodėl priėmė nežinom, bet priėmė, jie stojo
į jo pusę. Į kokią pusę? Kokia yra Pauliaus pusė? Į bendruomenės, į bažnyčias, į Jėzaus mokinių tarpo pusę. Aš prie Pauliau tavęs ir tavo grupės ir tų, kurie tave seka, prisidėsiu, nes stoti į pusę, mes žinom, Atėnai filosofų miestas ir filosofai yra vaikščiojantis mokytojai, kurie, reiškiasi, jeigu kažkas susižavi jų idėjom, tai jie turi mokinių pasiekėjų, kurie ir išlaiko tą mokytoją ir visą kitą ir taip toliau. Tai mes stojam, Pauliau, į tavo pusę ir priimam tą žinią, kurią tu skelbi ir kurią tu atstovauji. Tai tampa bažnyčios užuomazgos Atėnuose. Tarp jų Dionizijas, Areopago narys. Tai reiškia archon, turėjo netgi specialų titulą Areopago nariai. Tai buvo, reiškiasi, kaip senatoriai kokie, sakykime, Seimo nariai mūsų, reiškiasi, čia jau rimtas dalykas. Ir legenda vėl sako, apačioj parašyta, bet ir kiti egzegetai teigia, kad šitas Dionizijus ir tapo pirmuoju Atėnų vyskupu. Ką reiškia, tai buvo dekanai, klebonai, kunigai? Ne tai bažnyčia buvo sutvarkyti. Buvo vienintelis ganytojas, episkopos, vyskupas, kuris vadovauja tai nedideliai tikinčiųjų bendruomenė ir kai ta bendruomenė išplinta arba padidėja ir visa kita, atsiranda presbiteros, atsiranda, reiškiasi, tokie kaip kunigai, kunigų užuomazga, kuri padeda vyskupui ganyti ir prižiūrėti tą bendruomenę, bet pirmiau diakonai atsirado ir taip toliau, tai čia kitas dalykas. Bet Dionizijas. Ir tada dar viena Damaridė, viena moteris vardu Damaridė. Jeigu yra paminėta, tai yra įtakinga moteris, galimai, ten kitokie įrodymai yra, bet aš jau nenorėjau taip nusismulkyti, galimai vieno iš filosofų žmona. Nes, reiškiasi, nuo Atėnai filosofų miestas, kas su Pauliumi eina ir diskutuoja, kas tarp savęs kalbasi filosofai, ir reiškiasi viena įtakinga moteris, Damaridė, irgi priima tą žinią, ir jų draugai. Ir jų draugai, tai vėl egzegetai sako, kiti piliečiai. Tai nebuvo jų vergai, nesako jų namiškiai, ten kitur bus namiškiai paminė, ir jų draugai. Tai jų draugai gali būti tik tokie pat laisvi piliečiai. Taigi mes, reiškia, turime tokią Atėnų bažnyčioje tokią pilietišką visuomenę, kur paskui pamatysime, kai kas ir Korinte atsikartos. Ir tiek. Jeigu tiek, tai ką Paulius? Po viso šito iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Čia tuose Atėnuose jis galėjo likti ir kalbėti iki kol numirs, nes Atėnai mėgsta kalbėti. Kur čia buvo parašyta? Mat visi atėniečiai ir ten gyvenantis ateiviai moka leisti laiką pasakodami naujienas arba jų klausydami. Tai žinote, apie tikėjimą, apie Jėzų irgi galima šnekėti be pabaigos ir pilstyti iš tuščio į kiaurą ir taip niekada ir nepasiryžti, patikėti, arba vėliau vėl matysime, ir pasikrikštyti, o tai reiškia įsipareigoti Jėzaus keliui. Galime šnekėti taip, Jėzus čia toks, anoks, čia visa kita ir taip toliau, čia bažnyčia, čia viskupai, čia kunigai, bet taip niekada ir asmeniškai niekam neįsipareigoti. Tai to kalbėjimo, sakyčiau, bažnyčioje šiandien Dieve padėk jau čia. Ir sinodas kalba, ir popiežius kalba, kalbas rašo, ir raštus leidžia, nebespėjom, nebeskaityti raštų, nebeanalizuoti, reiškiasi, kai aš sakau, žodžių trida dabar bažnyčia. Jau tiek yra prisakyta, o kada bus išgirsta, permąstyta ir atsiliepta, čia. Lygiai taip pat ir mūsų kitose sistemose susiduriam su tam tikru daug žodžiavimų, kažkokiu tai tam tikrų žodžių, sakinių kartojimu, kurie yra raktiniai, kurie turi būti mūsų kalbose, mūsų popieriuose, mūsų vertinimuose, kas tik nebuvę. Yra labai daug tokio žodinio, tokio triukšmo, sakyčiau, bet o kur yra veiksmas? Kur yra veiksmas? Toliau.
atvyko į Korintą. Po viso šito keliavo iš Atėnų, nuvyko į Korintą. Korintas yra 85 km nuo Atėnų, yra 3 dienos kelio. Jau randama, kad 600 metų prieš Kristų yra kaltos Korinte monetos. Taipogi užsiėmė Korintas puodų žiedimu, vazomis garsėjo molio keramika, garsėjo bronzos gaminiais, garsėjo kilimų audimu. Kadangi tai buvo pasipriešinimo Romėnų okupacijai, Romėnų imperijai centras, senatas nusprendė sugriauti Korintą 146 metais prieš Kristų. 146 Romos senatas nusprendė Korintą kaip revoliucingą pasipriešinimo centrą sulyginti su žeme. Ir tas buvo padaryta. Apie 100 metų Korintas buvo ožkų ir ožių, reiškėsi, ir piemenų kažkokia tai prieglauda, arba statybinių medžiagų pasiėmimo vieta kokiai pašiūriai pasistatyti, nes žinote, griuvėsiai visada ten kažkaip tai statybinės medžiagos panaudojimas. Tačiau 44 metais prieš Kristų imperatorius Julijus Cezaris atkūrė miestą, jame apgyvendindamas 3000 žmonių, apie 3000 žmonių, kurie buvo arba išlaisvinti vergai, tai laimėję nusipirkę laisvę vergai, arba karo veteranai. Romos kariuomenės veteranai, kuriems, sako, tai kur dabar man tokiam, kreivam senam pasidėti. Tai va, tau miestas, va, tau viskas čia, eikit gyvenkit ir kurkit kažką. Tai tapo Achajos provincijos sostinė ir Pauliaus laikais mes Korinte turime apie 80 000 gyventojų. Tai žiūrėkite, nuo 44 per daugiau kaip 100 metų, nes Paulius yra 51 metai, ten 50-51. Ten jau yra 80 000 gyventojų mieste ir 20 000 apylinkėse. Tai yra apie 100 000 gyventojų miestas. Tais laikais tai didelis dalykas. Turėjo amfiteatrą, kuriame yra 15 000 vietų. Amfiteatras. Tai irgi ženklas, žiūrėkite, Žalgirio arena yra Vilniuje vienokio dydžio, Panevėžyje yra kitokio dydžio, dar kažkur ten yra Kėdainiuose 3. Tai irgi liudija miesto galimybės ir populiacijos reiškėsi. Atėnai, pavydėdami Korinto tokiam proveržiui, tokiam reiškėsi iškilimui, juos visaip kaltino amoralumu. Kad ten vienu žodžiu bordelė ant bordelių, kas ten tik nesidaro, ten Sodoma, Gomora, ne miestas, bet istorikai liudija, kad tai buvo daugiau pavydo kalba, atėniečiai pavydėjo Korinto klestėjimo. Čia kaip Kaunas su Vilnium ginčijasi ir Krekenavas su kuo čia, nežinau, su kuo gali ginčytis. Niekur su Ramygala gal, bet tai, kad mes nesiginčiam, mes labai gražiai sutarėm. Daugiau iš pavydo. Ir čia vėlgi istoriniai reiškėsi mes parašyti. Tai daug kas gali ką parašyti. Tai dar nereiškia, kad tai buvo kaip parašyta. Bet tokia buvo fama, toks garsas sukurtas. Čia nereikia ir apie miestus, apie žmonės irgi famo visokių prikurta. Tai jau čia jau tas, tai jau ta, tai Dieve mano. Tai žinoma. Kol nesusitinki, paskui paaiškėja, ni te tokia, ni te kitoks, ni te kažkaip kitaip, vienu žodžiu, atsargiai su tom išankstiniam tokiom legendom. Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą vardu Akvilą su žmona Priskile, neseniai atsikėlusius iš Italijos, mat Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams įsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų. Ir kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis, jie vertėsi palapinio audimu. Mes išgirstam, kad yra toks Akvilas su žmona Priskila, kad jie iš Ponto kilę. Tai Pontas tai visai kitur. Bet
Klaudijus buvo išleidęs įsakymą įsikraustyti iš Romos. Tai jie kilę iš Ponto, bet jie dabar tai atvykę iš Romos, nes tas Klaudijaus įsakymas išvaryti žydus iš Romos galiojo Romoje. Tai reiškia, jie kažkokiu būdu buvo atsidūrę ir gyveno Romoje. Ir dabar jie turi įsikraustyti ir jie atvyko į Korintą. Romoje mūsų kalbamuoju laiku yra 40-50 tūkstančių žydų bendruomenė tuo metu. Tokia kaip jau ir nemaža grupelė kažkaip, tai jau reikia skaitytis. Klaudijaus įsakymas galiojo tik atvykėliams žydams. Negaliojo Romoje gimusiems ir gyvenantiems žydams karta po kartos. Galiojo tik į Romą atvykusiems žydams iš kitur gyventi ir dirbti ir kažką reiškėsi atvykėliams. Tokiu būdu norėjo kažkaip sumažinti jų įtaką arba didėjimą. Nes visada dideli miestai traukia tuos, kurie kažką tai užsiima ir daro amatus ar ką nors. Dabar buvo 2 įsakymai. 41 metais po Kristaus buvo pirmasis įsakymas, kad žydai nesirinktų į susirinkimus. Klaudijus 41 metais po Kristaus uždraudė Romoje žydams rinktis į susirinkimus. Tai kas yra sinagoga, jeigu nesusirinkimas? Tai kodėl iki tol nedraudė, o nuo 41 metų jį tiek užkniso tie žydų susirinkimai sinagogose, kad jisai nusprendė drausti žydams rinktis į tuos susirinkimus. O todėl, kad eina kalba apie krikščionis, kurie šventė Eucharistiją. Yra kalba apie tam tikrą skilimą žydų bendruomenėje, kada vieni priima Jėzų kaip Mesiją, o kiti lieka sakyti, kad jūs čia Dievą, reiškia, 2 dievus dabar turite, čia jūs vieno Dievo tą įsakymą sugriaunat. Ir atsiranda žydų bendruomenėje, kuri iki šiol ir taip jau keista yra, bet dar joje atsiranda neramybė. Ir vieni eina Eucharistijos kažkokios valgyti, kiti ten neina valgyti, nesako. Vienu žodžiu, toje žydų bendruomenėje uždraudė susirinkimus. Čia krikščionių pasiekmė. Nes nuolat šituos krikščionys žydus ir nežydus skundė kas imperatoriui? Kiti žydai. Jie bandė, jau tada, šiaip tai valdžia yra okupantai, viskas ten nieko, tai pas tos romėnus, jie žinai stabmeldžiai, jie ten žinai nieko neverti, bet kai jau reikia ant brolių ką nors pavaryti, tai tada jau tiks ir romėnai. Tiks ir imperatorius, mes tada jau ir apskūsim ir visa kita, nes patys savo argumentais vidiniais įsispręsti negalime, tai panaudosime išorės jėgą ir tiek užkniso tą Klaudijų, kad jisai sakė ne. Antras įsakymas išėjo 49 metais, po 8 metų, išvaryti žydus iš Romos. Ogi tuos, kurie yra atvykę žydai gyventi. O atvyko į Romą, o atvyko tai krikščionis. O kodėl jie atvyko? Todėl, kad, mes žinome, kad vyko persekiojimas po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, po pirmųjų sekminių vyko persekiojimas Jeruzalėje ir dalis žydų krikščionių persikėlė į Romą, o ten atvykę jie kalba apie ką? Apie Jėzų. Jie yra misionieriai. Tai nusprendė, kad išspręsim tų misionierių, naujųjų žydų, naujųjų kažkokių krikščionių tą klausimą, reikia juos išvaryti iš Romos, kad Romoje liktų tie senieji tradiciniai žydai, su kuriais ir taip viskas aišku, nes tie naujieji, čia balamutija viską ir taip toliau. Ir toks istorikas Romos Sefonijus aprašo, kad misionieriai kėlė sumaištį Kresto vardu. Tai Kristaus, bet ten buvo neteisi, vien žodžiu, netaip išgirdo ten ir visa kita. Kristaus vardu, prašau, 50 metai po Kristaus. Paulius Korinte susitinka šią porą,
kuri verčiasi tuo pačiu amatu. Taigi ta pora ką tik atvykusi į tą klestintį miestą su savo amatu, ir mes pamatysim ten dar daugiau įdomių. Graikiškai tas pavadinimas jų amato vadinasi odos apdirbėjai. Bet šiaip tame kontekste, kuriame kalbame ir tame laikmetyje, odos apdirbėjai buvo nebe iš odos jie palapinės darė. Jie buvo palapinių audėjai. Kokių palapinių? Gal ne kiek audėjai, gal daugiau siuvėjai, o gal ir audėjai. Palapinių nuo saulės. Nes ten, mes žinome, Graikija, ten yra labai daug saulės. Ir ten reikėjo austi ir turguose, ir visur kitur, ir ant stogų reiškėsi visokius audeklus, kad būtų galima pasislėpti į šešėlį nuo saulės. Ir Paulius, ir reiškėsi Akvilas ir Priskilė mokėjo šitą amatą. Siuvėjai iš drobės nuo saulės. Paulius vertėsi rankų darbu, kad save kur gali ir kada gali išlaikytų, kad neapsunkintų kitų. Paulius, išsilavinęs fariziejus, mokėjo į rankų amatą. 1 Korintiečiams, paskui vėl žiūrėkime laiške, jis prisimena šitą reikalą. 1 laiškas Korintiečiams, 4 skyrius, 12 eilutė. Ir vargstame darbuodamiesi savo rankomis. Keikiami mes laiminame, persekiojame, ištveriame, pikžodžiaujame, maloniai atsakome. Paulius primena, kad jis darbuojasi ir savo rankomis. 2 Korintiečiams, 11 skyrius, 7 eilutė. Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jūs, paskelbdamas jums Dievo evangeliją dovanai? Aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimui, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jūs ir stokodamas, nė vieno neapsunkinau. Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojasi tapti jums našta. Taigi kitur mane išlaikė kiti, bet pas jūs, Korinte, aš nė vieno neapsunkinau. Aš pats savo darbo save išlaikiau iki tam tikro laiko. Ir tada 1 Tesalonikiečiams, kur yra manoma pats ankstyviausias Pauliaus laiškas, pats pirmasis tekstas Naujojo testamento šiaip jau yra, 2 skyrius 9 eilutė. Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nė vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo evangeliją. Taigi, Paulius dirba tuo amatu, kad save išlaikytų. Kur jis dabar dirba? Korinte tos dirbtuvės, amatininkų dirbtuvės, buvo aikštės arba agoros dalis. Taip kaip dabar reiškiasi stačiakampė arba kertuota erdvė, kurioje pakraščiuose yra pristatyta kioskų arba taip vadinamų dirbtuvių. Ir netgi yra aišku, kokios jos buvo, kokio dydžio. 4 metrai aukštis ir gylis, 2,8 metro iki 4 metrų pločio, jokio vandens, jokio tualeto, tiesiog tokios, kaip dabar pas mus per žolinę reiškėsi. Būna mugė, ar čia viršuje, ar apačioj, bet tokio. 4 ant 4. Supraskit, kad ten ne kažkiek ten tos vietos ir taip toliau. Ir tos dirbtuvės buvo, apačioj buvo dirbtuvės, kur su klientais buvo bendraujama ir dirbama, o viršui kampe tokie laiptukai arba kopečios galėjai užlipti tarsi ant stogo ir ten galėjai miegoti. Tai aišku, vyras su žmona, Akvilas ir Priskilė miegojo antram aukšte, kur miegojo Paulius. Ogi ten, kur dirbo, apačioj. Dirbtuviai, tarp visų tų ten visų rakandų ir visa kita ir taip toliau. Šitie Akvilas ir Priskilė, jie ankstyvai bažnyčiai ir Pauliaus draugystė labai svarbus, nes 51, kai jis išvyko į Efezą, pora jį palydėjo. Apaštalų darbų 18 skyrius 26 eilutė, mes dar skaitysim. Pasakyta, išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Apolo.
Paskui laiške Romiečiams 16 skyrius 4 eilutė. Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, kurie guldė galvas gelbėdami mano gyvybę, jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bažnyčios. Taigi, Akvilas ir Priskilė tampa bendrakeleiviais ir svarbiais ankstyvosios bažnyčios ir Pauliaus rėmėjais, pagalbininkais. Jie ne tik bendrą amatą dalinasi, nes kai tu audi ten siūvi, tai tu kalbėsi. Tai tas buvimas, darbas kartu, jisai irgi duoda tam tikrą bendrystę, kur mes irgi žinom iš savanoriškų, iš visko. Valom baziliką prieš atlaidus, susidraugaujam, talka kažkokia yra, susitinkam, dar kažkas, tie bendri darbai, ne tik plepėjimas, bet ir bendras darbas ir kalbėjimasis. Jisai kūrė tam tikrą santykį, kurio neatstos vien tik nuotoliniai kažkokie žiūrėjimai ar kas nors. Toliau. Kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas žydus ir graikus. Ir šabas eina Paulius į Korinto sinagogą, kalba ten žydai, ten dievo baimingi graikai, ten paskui agoroje jisai irgi kalba ir dirbtuvėse ateina klientai, jis kalba, žinote, viskas atvira, nieko ten nebuvo taip griežtai, žinai, čia mano privatus kambarėlis, čia mano viskas taip. Ir panašu, kad jam tas kalbėjimas neblogai sekėsi įtikinėti. Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotiejui, Paulius atsidėjo vien tik žodžio tarnystei, liudydamas žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Ir vėl 2 Korintiečiams, 11 skyrius, 8-9 eilutės. Aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimą, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jus, tokodamas, čia vėl grįžtam prie to, kad Paulius vienais atvejais dirbo ir išlaikė save neapsunkindamas, bet kitais atvejais leido bažnyčiams padėti jį išlaikyti, kad jis galėtų atsidėti vien tik žodžio tarnystei. Ir čia, kur aš jau nekartą esu sakęs, tai jeigu nebebus kam skelbti Evangeliją, tai aš ieškosiuos darbo. Tai aš eisiu ar į Lidl kasą kokią dirbti, ar sandėlius kažkokius, ar kažką reiksiusi, gal ar žolę pradėsiu čia pjauti, žinai, galėsit samdyti mane. Jeigu kunigai nėra kviečiami skelbti žodį ir atsidėti žodžio tarnystei ir ganyti žmonės, tai ką jie daro, jūs man pasakykite. Ar ne? Tai tas ir yra, kad aš dėkingas esu šitai parapijai ir nekartą esu sakęs ir rūpyti, kad man sudaro galimybę ir ruošti švento rašto studijom, ir dėstyti, ir važiuoti į kitas bendruomenės, ir kalbėti, ir seminarijoje dėstyti, ir konferencijas važiuoti, ir policijos bendruomenėje eiti kalbėti. Ašgi ten nevykdau kažkokių policinių funkcijų, aš ten atlieku kunigo funkcijas. Aš, kur yra galimybė, kalbu ir aiškinu mūsų krikščionišką pasaulėžiūrą, mūsų vertybės, mūsų reiškėsi visą kitą, skelbt laiku ir nelaiku. Tai bendruomenė sudaro man galimybės, bet jeigu bendruomenė man tų galimybių nesudarys, tai tada baziniai dalykai galioja, aš turiu kažką daryti su savo laiku, reiškėsi, ar aš knygas versti pradėsiu, ar aš kažkokius kitokius dalykus. Ne tik aš, bet aš sakau, mes kiekvienas. Ir kas yra liūdniausia šiandien, kad nedaug kunigų skelbia, ir dar mažiau kunigų gano. Ką reiškia skelbia? Tai labai rimtai, atsakingai ruošėsi perduoti žinią, suprasdami, kad žinios turinys nekinta, bet forma, kad ji būtų išgirsta, šiandien reikia atrasti. Tai vieni per socialinius tinklus bando kažką kalbėti.
kiti kažkokius mokymus vesti, kiti kažkokias rekolekcijas organizuoti. Bet didžioji dalis pasitenkina tuo skelbimu, kuris yra liturgijos arba mišių šventimo dalis, ir tai dar tą laiką skirtą ne visada geriausiai išnaudoja paskaitydami arba neperskaitydami šventinimo teksto vienu balsu, arba kalbėdami kažkokius niekus. Aš mačiau tokį filmą, žinai, aš skaičiau tokią knygą, ir tai nei Jėzaus, nei ten kerygmos nėra, bet tą liūdėsi aš irgi, kaip ir sinodo koordinatorius vyskupijos, aš girdžiu bendruomenėse, žmonės sako, mes norime, kad mus maitintų Dievo žodžiu, bet kad galėtų maitintis, kunigai turi patys maitintis. Ir aš nesakau, vieni maitinasi, bet kodėl kiti nesimaitina, ir todėl reikia melstis už kunigus nuolat, bet juos reikia ir provokuoti. Tiesiog išdrįsti nueiti ir pasakyti, tai kada jūs kalbėsite apie Jėzų. Tai man yra toks ir toks klausimas, nes kartais kunigai nėra padarę tos jungties tarp to, ką nori pasakyti ir ką jų bendruomenė turi išgirsti, nes jie neturi to ryšio. Jie nesikalba. Jie perskaito kažkokią gerą mintį, kur jiem patiko, jie suprato ir jie atsistoja ir tą mintį ištransliuoja, bet tai nebūtinai yra tai, ką šiandien bendruomenė turi išgirsti. Reikia kalbėti su bendruomenė, reikia tarp jos būti, reikia girdėti jų klausimus, tai tą ir popiežius Pranciškus sako, kad turi kvepėti savo avių kvapu, tu turi būti tarp žmonių, eiti, susitikti, išklausyti, išgirsti ir taip toliau. Kad galėtum paskui tą žinią, kurią sekmadienį atsistoji prieš bendruomenę, atliepti aktualiai. Aktualiai tai reiškia, tai liečia mus šiandien, mano gyvenimą, mane, mano situaciją. Tai nebus vienodo intensyvumo visiems, tai nebus visais atvejais pataikyta, bet jeigu yra ta pastanga, tai likusi darbą padarys šventoji dvasia. Bet jeigu yra toks mėtymas ryžių į viršų ir jūs kas noritas leiskit, žinai, taip neveikia. Ir vėlgi aš nesakau, kad visi kunigai turi dovaną kalbėti be teksto ar kaip nors kitaip. Bet mes puikiai žinome, yra tokia nesąmoninga, reiškiasi, transliacija kūno kalbos ir visa kita, kada matom, kad žmogui, kuris ten gal net ir savo pasirašytą tekstuką, ten truputį su paprakaitavimu, su tokiom pauzėm, su kartais nelogiškais perėjimais, bet jis nuoširdžiai bando perduoti tai, kas yra svarbu, norėdamas atliepti į tai, kas bendruomenė yra svarbu. Norėdamas atliepti. Mes tą pastangą matom. Ir ji mums dvasia papildys visko, ko reikia. Bet jeigu nėra tos pastangos, tai tada, jeigu tau nerūpi, tai kodėl mums turi rūpėti? Ar suprantate? Jeigu tau nerūpi. Tai va, melskimės, kad kunigam vis labiau rūpėtų Jėzus ir šita žinia ir visi tie dalykai, nes, kad ten apie juos blogai šnekėsim, jie taps geresni. Ne, nei daktarai, nei mokytojai, nei kunigai netaps geresni, jeigu apie jų nuodėmes, apie jų klaidas nuolat šnekėsime. Reikia tiesiog, o ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu paskatinti, kaip aš galbūt nukentėsiu, manęs nemėgs kurį laiką, ten sakys, šitas vėl eina su savo klausimais ir visa kita. Bet galų gale, tai vieną dieną atsitokės ir supras, kad čia yra, bendruomenės balsas, kad reikia. Nebijoti šito gyvenimo ir santykių tokio nesterilumo, nes užsideda kunigai, užsidedu aš gražius drabužėlius ir aš jau supras kitoks, čia jūs masės, čia aš kažkas tai esu, ne, turi būti tokio kažko tai. Ir
žmonės dalinasi, pasakoja man visokias istorijas, ašgi nesiklausau, kad aš paskui pamokslę panaudočiau arba šventų rašto studijas. Aš ne tam klausaus. Bet paskui, kai reikia, pasinaudoja, tiesiog iš kažkur ateina ir visa kita. Tai vat žmonės man daug ko nedrįsta sakyti, nežino, anksčiau ir vėliau bus panaudota prieš juos, reiškiasi. Ir tada sėdi ir sako, čia pasakoja mano gyvenimą. Atleiskit, nesusireikšminkit, čia ne vieno gyvenimas nėra perdėm toks unikalus, kaip mums atrodo, čia ir lygiai tiek dar 50 žmonių mano, kad aš jų gyvenimą pasakoju. Nes mūsų gyvenimai nėra tokie radikaliai skirtingi. Tam tikri niuansai yra ir visa kita. Bet į tą gyvenimą bandoma atnešti kažkokios evangelinės šviesos ir tiesos ir aiškumo ir supratimo ir taip toliau. Kam jis aiškino? Aiškino reiškėsi žydams, graikams, liudydamas žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Pirmiausia žydams. Mes žinom, kad Paulius, nors sako, aš dabar eisiu pas pagonės, bet kur jis nueina, vis tiek jis pradeda nuo savų. Čia neišvengiamas dalykas. Čia kai tu pasikeiti, pirmiausia tavo tą pasikeitimą pajunta, galbūt nesupranta iš karto, bet savi. Ir jeigu jie tą pasikeitimą tavyje kažkaip atpažįsta ir tuo džiaugiasi ir tave skatina, tai labai gerai. Tai čia duok Dieve, kad taip visiems būtų. Bet pakankamai dažnu atveju tas pasikeitimas, jisai tarp savų būna taip dviprasmiškai priimamas. Ir tada pasidaro tam tikri kitokie sunkumai. O žydams aiškina, kad Jėzus yra Mesijas. Jėzus yra pateptasis. Jėzus yra tas pažado išsipildymas, tas, kas mums pažadėta kaip mūsų gelbėtojas. Žydams Jėzus yra lauktas ir pažadėtas Mesijas, pateptasis. Ne mums, mes neturim šitos istorijos. Mes pagonis, mes baltai, mes nelaukėme jokio Mesijo, jokio pateptojo. Mūsų toj pasaulėžiūroj tokio dalyko, tokio pažado ir tokio išsipildymo nebuvo. Ir todėl apie Jėzų ne žydams arba nepriėmusiems to Senojo testamento tos visos Izraelio istorijos reikia kalbėti šiek tiek kitaip. O tai kas yra Jėzus? Žydai manė, kad yra jų tautos gelbėtojas, jų išrinkimo, išskirtinumo pasaulyje garantas, o Jėzus save pristato, kad jis yra pasaulio Mesijas, jis yra pasaulio gelbėtojas. Ir tada mes, kurie nesame žydai, kurie nesam tos šventosios istorijos Senojo testamento dalis, kas mums yra Jėzus? Mes esam tie, kurie savo religijose, savo filosofijose, savo mąstymuose, savo patirtį, savo žinojimuose priėjom kažkokią ribą, kurioje sakėme, jeigu iš išorės nieks nepadės, mes patys savęs, kaip baronas Münchhausenas, iš pelkės neištrauksime. Mes prieiname savo žinojimo, savo mąstymo, savo galvojimo ribą. Filosofai, stoikų ypač filosofija, labai panaši į askezę krikščionių. Bet tai buvo žmogaus projektas, kuris baigėsi žmogaus vertinimu. Man pasisekė, man nepasisekė ir daugiau nieko nėra kito. Nieko nėra kito. Ir kada tu prieini savo pastangų, savo svajonių, savo aspiracijų ribą ir sakai, čia baigėsi aš ir baigėsi žmogus, arba kas nors kitas čia ateina į pagalbą, nes palikti vieni patys mes nei šito pasaulio, nei šitos taikos, nei šitos vienybės, nei šitos gerovės, nei šitos Dievo ir artimo meilės užtikrinti negalim. Žmonės istorija puikiausiai rodo, kad negalim. Jeigu nebus ko nors iš pagalbos. Ir tada Jėzus yra tas, Jėzus, kitiem ne Jėzus, bet mes sakom, Jėzus yra tas, kuris yra pasaulio gelbėtojas, pasaulio viešpats. Tai, kai mes sakėm, kad Jėzus yra Mesijas pateptasis žydams, mes klausiam, o mums
o mums kas jisai. Ir va šitoj vietoj tas sakymas Jėzus Kristus arba Kristus Jėzus arba viešpats Jėzus šiandien truputėlį mus kažkaip tai užliuliuoja. Nepasiekia mūsų Jėzaus išskirtinumo aštrumas. Mes kaip pasakom, viešpats Jėzus Kristus, kažkaip jau yra tapęs toks bendrinis dalykas, kad mūsų nebesukrečia Jėzaus asmens unikalumas. Kai jūs girdite žodį viešpats, ką jūs girdite? Čia jūsų šeimininkas, čia jūsų valdovas, jūs esat priklausiniai, čia viską jis sprendžia. Mes nebegirdim taip, nes mes tokių nei viešpačių labai turime, nei mes bet kokius autoritetus dabar galime kvestionuoti, kas yra viešpats, kas yra, mes patys viešpačiai, žinai, didesni, nedidesni. Tas žodis nebeturi savo tos didžiosios jėgos. Ir Vatikanas jau dar prie Benedikto XVI yra užklausęs vyskupus, kokį žodį galima šiandien atrasti, kuris kaip nors geriau nusakytų, kas yra Jėzus. Kas yra Jėzus. Aš kito žodžio neradau kaip gelbėtojas ir man atrodo, kad reikia daugiau naudoti Dievas. Dar kažkaip Dievas suprantam, kad kažkas kita, kažkas kardinaliai kita. Bet kitu atveju labai tą Jėzaus žmogiškumą kažkaip prie savęs prisitraukiam ir tada mūsų nebesukrečia kažkaip tai, bet čia tokiam pamastymui. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir pikžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė: jūsų kraujas tekrintant jūsų galvų, aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis. Ir pasitraukęs iš ten persikėlė į vieno dievobaimingo vyro vardu Titas Justas namus, buvusi šalia sinagogos. Prieštarauti ir pikžodžiauti. Ką reiškia pikžodžiauti? Pikžodžiauti, nes žydai, kurie nepriėmė, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra Dievo sūnus, jie jį menkino, jie sakė, jis yra apsišaukėlis. Ir Pauliui, kuris žino, kad Jėzus yra Dievas, tai yra pikžodžiavimas prieš Dievą. Bet žydai, ortodoksai, to Senojo testamento žydai, jie manė, kad Paulius pikžodžiauja prieš Dievą, nes Dievas yra vienas, tai negali būti dviejų dievų, yra Dievas Jahvė ir Paulius sako, kad Jėzus yra Dievas, tai Paulius pikžodžiauja. Tai toks apsižodžiavimas, pikžodžiavimas, jūs pažeidžiat pirmąjį Dievo įsakymą ir taip toliau. Nes kas žydams buvo klaikiausia, kaip gali Mesijas, kaip gali būti Dievo pateptasis nukryžiuotas. Nes pagal pakartoto įstatymo knygą, pagal Torą, 21 skyrius, 22-23 eilutės. Jei žmogus bus padaręs nusikaltimą vertą mirties bausmės ir bausmę įvykdžius pakabinsi jo lavoną ant medžio, jo kūnas neturi ant medžio likti visą naktį. Palaidosi į tą pačią Dievą, nes Dievo prakeikimas bus tam, kuris kabo ant medžio. Dievo prakeikimas bus tam, kuris kabo ant medžio. Tai Dievas kabo ant medžio, Dievas yra prakeikimas. Supraskite, čia. Ir tada Paulius sako, jis nusipurtė drabužius ir tarė jūsų kraujas. Nusipurtė drabužius, labai geras yra pranašo Nehemijo, reiškiasi knygoj, paieškokim, labai gražus yra tekstas. 5 skyrius, 13 eilutė. Be to, iškračiau savo drabužius kreitą tardamas. Taip tai iškrato Dievas iš namų ir nuosavybės kiekvieną, kuris nesilaikys šio pažado. Te būna jie taip iškratyti ir tušti. O visa sueiga tarė amen ir amen. Iškratyti, iškratyti iš drabužio, kaip kokias blusas, kaip kokias blakes, kaip iškratyti
palikti tuščius. Paulius nusikratė, čia simbolinis ženklas. Jūs neverti esate šitos žinios. Jūsų kraujas tekrinta ant jūsų galvų. Čia Kunigų knygos 29, Įstatymo 21:5, 2 Samuelio knyga 1:16 ir 3:28-29. Pasižiūrėsit namuose. Jis nusimeta atsakomybę už pasiekmes atmetus gelbėtoją. Jeigu Jėzus yra gelbėtojas ir jūs atmetate gelbėtoją, tai kaip galima prisimti atsakomybę? Yra ir šiandien žmonių, kur greitoji atvažiuoja, aš nevažiuosiu, kur malūnsparnis atskrenda, aš neskrysiu, kur laivas potvynio metu privažiuoja ir sėskite laivą, išvešim, aš nevažiuosiu. Ir kas dabar neša atsakomybę už to žmogaus, reiškia atsisakymą priimti pagalbą. Taip, bet Paulius nusikrato drabužius ir sako, aš tos atsakomybės nenešu. Eisiu pas pagonis, nes jis išmestas iš sinagogos. Reiškia, jau Korinte susilaukė priešiškumo, jeigu Atėnuose nebuvo, tai jau Korinte išmestas iš sinagogos. Ir apsigyvena Tito Justo namuose, Romiečiam 16:2-3, 1 Korintiečiam 1:14, netoli sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį ir daugelis korintiečių klausydamėsi Pauliaus priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Krispas, sinagogos vyresnysis, su visais savo namais, jis yra namų galva ir užduoda pasaulėžiūros ir vertinimo kriterijus kitiems, už kuriuos atsako. Krispas yra savo namų galva. Ir jeigu galva tapo krikščionimi, tai visi tuose namuose, kurie jam priklauso, o jam priklauso ir žmona, ir vergai, ir vaikai, ir visa kita, jie irgi tampa krikščionimi, nes jis yra, reiškia, šeimos galva. Tai šiandien pas mus neveikia, pas mus visi su savo galva ant pečių ir reiškia, nuo šiol namai bus pasidalinti, tėvas prieš sūnų, sūnus prieš tėvą, ar čia prieš anytą ir taip toliau, dėl mano vardo. Bet šiaip mes puikiai suprantame, kad o jūsų namuose, kiekvienuose namuose, kas yra tas, kuris taria paskutinį žodį? Nes visose namuose yra tas arba ta, kuri taria. Ir tai nebūtinai yra kažkaip tai balsavimo būdu arba kažkokia jėga prisijimta atsakomybė, tai tiesiog yra bendruomenės, to šeimos bendruomenės, tų namų suteikta, kad kai jau kai anksčiau tai būdavo aišku, tėvas pasakė, taip ir bus. Motina pasakė, kitur, kur smarkesnė, taip ir bus. Vienu žodžiu, ar senelis pasakė, žinai, kad taip ir bus. O dėl Jėzaus, kas tarė paskutinį žodį tuose namuose? Dėl Jėzaus. Ir tada laimi tie namai, kuriuose tas, kuris tarė paskutinį žodį, yra su Jėzumi. Laimi tie namai. Nes galima priešintis, galima kaip nors tenai, žinai, bandyti įsisukinėti, bet žiūrėkite, kodėl. Mano namuose, prie mano stalo, tvarka tokia. Kol šituose namuose esi, kol tos valgai prie šito stalo, už kurį mes čia gyventojai esam atsakingi, teks laikytis mūsų tvarkos. O ten, kur jau išvažiuoja studijuoti, ar darbus, ar santykius, ten galės savo tvarką įvedinėti. Bet šituose namuose, ir čia yra akmuo, čia kaip į akmenį rašyta. Bet mums vaikams įspėjimas dėl, kaip mes kartais bandome tėvus auklėti, grįžę jų namus. O dabar, tėveliai, gyvensit kitaip. Ja, sako tėveliai, nebūtinai. Kol valgo prie šito stalo, pas mus yra malda. Nesimelskit, bet su telefonais nešnekėsit. Pas mus kūčios yra taip švenčiamos,
pas mus einama į bažnyčią sekmadienį, jūs, nenorit, galit neiti, bet pas mus tvarka, jūs savo tvarkos mums neprimetinėsite, nes mes su šita tvarka gyvenam 24/7, o ne tą vieną kartą, kada jūs pasirodot. Ir aš jau esu pasakojęs, kai aš tėvus bandžiau auklėti, grįžtų iš Amerikos, jūs nemoka to, jūs nežino taip, jūs visą kitą. Jie mandagų žmonės, žinai, nieko man nesako, nuliūsta labai klausydami, o paskui jau man dašauto kažkur tai ten, ar aš perskaičiau, kad gal kai tu jau čia nei mėgi, nei būni ištisai, tai gal tu jau čia nepradėk kaitalioti. Kaip jiem gerai, taip jie ir gyvena ir kažkaip tai. Kai jie į tavo namus ateis, tai bus tavo tvarka, bet dabar tai, kažkaip taip, ar ne? Ir daugelis korintiečių priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Pirmiau tikėjimas, kad Jėzus yra gelbėtojas, kad jis atleidžia nuodėmes, kad jis dovanoja amžiną gyvenimą. Ir pasikrikštijo, tai reiškiasi įsipareigojo. Pirma patikėjo, priėmė tą žinią, o paskui tą žinią įsipareigojo. O pas mus kaip vyksta? Pirma pasikrikštijo ar buvo pakrikštytas pakrikštyta ir gali ir numirti, taip ir nepatikėję, kad Jėzus yra Dievas gelbėtojas, atleidžia nuodėmes ir dovanoja amžiną gyvenimą. Taip galima ir numirti, nes nepatikėjus, kad Jėzus yra Dievas. Bet aš krikštytas, aš, prileistas, sutvarkytas. O bažnyčios apaštalų darbų man priima. Pirmiau tikėjimas, paskui krikštas su įsipareigojimu. Ir kol mes nesugrąžinsime šito eiliškumo, mūsų bažnyčios ir toliau tuštės, mūsų krikščionybės žinia bus kaip zvambantis simbolai tušti, puodai, bliūdai ir visa kita, neturės tos jėgos, nes negalima įsipareigoti tuštumai. Pirmiau eina žodis, mintis, idėja, o paskui eina veiksmas, resursai, Dievo dvasios pagalba tą atlikti. Bet jeigu nėra aiški kryptis, nėra aiškus santykis, tai tada ir belia kaip išeina. Vieną naktį Viešpats regėjime prabilo Pauliui: nebijok, kalbėk ir netylėk, aš esu su tavim ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jam Dievo žodį. Ir štai Pauliui Korinte besidarbuojant, čia visokios tos įtampos, visa kita, regėjime, sapne, padrasinimas ir paguoda jo nerime. Ir Atėnuose nelabai kažkas tenai jau ten sekasi, ten, žinai, į tuščią žodžiavimą nueinama. Ir čia visokie vėl priešiškumai nesibaigiantis. Bet štai padrasinimas. Nebijok, kalbėk, netylėk. Nebijok, kalbėk, netylėk. Ir teigiamai pasakyta ir per neiginį. Aš esu su tavimi. Nes Dievas yra su savo įrankiais tarnais. Kodėl? Todėl, kad jie vykdo jo valią. Kai tu vykdai Dievo valią, Dievas negali nebūti su tavimi. Bet kas yra Dievo valia? Viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau? Kaip tu nori, kad aš pasielgčiau? Ir čia yra kasdienės mūsų maldos ir gyvenimo klausimai, kas yra tas tiesė tavo karalystė, tiesė tavo valia, kasdienės duonos. Kokia šiandien yra tavo valia, ne tik man gauti duonos, bet ką aš dar turiu už tą duoną, kurią tu man duosi ir visa kita, ką man teiki, ką aš turiu dėl tavęs ir tavo vardu padaryti. Niekas tau nepakenks. Daugel žmonių manieji, bet juos reikia surinkti. Tu nebijok, tu kalbėk, netylėk, jie jau yra manieji, jie dar to nežino, bet reikia, kad juos pasiektų, reikia, kad jie būtų sužvejoti, reikia, kad jie būtų surinkti. Pjūtis didelio, darbininkų maža, jie jau yra mano derliaus dalis, bet jį dar reikia surinkti, suvežti, sugaudyti. Dievas žino, kas yra jo ir kas ne. Dievas jau žino, kas yra jo ir kas ne. Kodėl? Todėl, kad jam negalioja laikas. Mes visus dalykus sužinom laike.
ar tai buvo tiesa ar netiesa. O Dievui negalioja laikas, jis jau žino, kas bus. Jis nenustato mūsų pasirinkimų, jis tik jį žino. Dievas nenusprendžia, kad mes būsim su juo ar prieš jį. Ne jis nusprendžia, nusprendžiam mes. Bet ką mes nuspręsim, jis žino. Ir tai yra jo laisvės, mums suteiktos laisvės ir jo visagalybės ir visažydystės dalis. Ar suprantate? Ir va čia tada ta predestinacija reiškia numato, truputį su protestantais mes šitoje vietoje tarsi nesusišnekam. Nėra, kad Dievas kažko nežino. Bet netgi žinodamas, kad dalis jo nepasirinks, dalis jį atmes, jis kuria, mus kviečia į gyvenimą, nes jeigu nebus kitaip pasirinkusių, tai tada mes nepatikėsim, kad mes esam laisvi. Reiškia, tas kitoks pasirinkimas, jisai yra laisvės sąlyga. Jisai yra mūsų laisvės ir mes galime pasakyti netarnausiu. Ir Dievas prieš mūsų kurdamas jau žino, kas jam tą pasakys, bet vis tiek mus kūrė. Mes tai jau žinotumėm tokias žinias, tai mes nesivargintume, žinai, ir visa kita. Bet Dievas kažkodėl varginasi ir čia, mielieji, Dievo mintis ne mūsų mintis. Ir Dievo keliai ne mūsų keliai. Ir jeigu čia mes bandom 2x2, 4, taip neveikia. Taip neveikia. Čia mes visai su kitokiu protu susidurėm, visai su kitokiu logos. 18 mėnesių Paulius pasiliko Korinte. Nuo 50 metų kovo iki 51 metų ankstyvo rudens. Tikrai ilgas laikas. Jis buvo padrasintas. Daugelis yra manieji ir Paulius liko ilgam, kad manuosius, kad kuo daugiau surinktų ir tada korintiečių bendruomenė iš tiesų viena stipriausių bendruomenių, ankstyvųjų bendruomenių, bet kuo didesnė bendruomenė, tuo daugiau problemų. Net 2 laiškai yra parašyti korintiečiam ir kada mes juos skaitysim, jau kai kažkada egzegezai, o dabar kartais girdi, tai Paulius sprendžia į visokių ten, reiškiasi, nėra žmogaus, nėra problemos. Atsirado žmogus, atsirado problemos. Tai kartais man irgi atrodo, kad jeigu nenorim bažnyčioje turėti problemų, nereikia turėti žmonių. Nes jeigu atsiranda bažnyčioje žmonių ir dar kažkaip aktualių, įsipareigojusių, kuriem rūpi, tai tada reikia pastatų, reikia, kad šilta būtų, reikia, kad kunigai nenusišnekėtų, reikia, kad visokių dalykų, programų tada reikia, alfų, žinai, ko tik ne, katechezių rimtų reikia, visko reikia, o kai nėra žmonių, tai. Dėkingas už jūsų dėmesį ir tegul Viešpats ir toliau mus visus kažkaip veda ir pakelia. Viešpats, vėl pasakiau Viešpats. Jėzus gelbėtojas, Jėzus Dievas tegul mus veda.